Tęsime laidą. Ar seniai tikrinote savo automobilio bagažinę, daiktadėžes? Ne? Patikrinkite, nes bereikalingi daiktai tik blaškosi automobilyje, kelia triukšmą ir šis naudoja daugiau degalų. Taigi dabar mūsų laidos penketukas. Kokie daiktai automobilyje reikalingiausi? Automobilis daugeliui mūsų yra antri namai. Tad nieko keisto, kad šiuose namuose ant ratų turime daugybę įvairiausių daiktų. Štai kai kurie mano draugai vežiojasi tokius daiktus kaip palapinė, miegmaišis, dujinė viryklė, gertuvė, atsarginiai drabužiai, meškerių komplektas ir dar daugybė įvairiausių daiktų. Žinoma, nuo to viso automobilio svoris tik tai didėja, jisai naudoja daugiau degalų, gal ir valdyti šiek tiek sunkiau, tad šiandien aš pasakysiu tik 5 daiktus, kurie, mano nuomonė, yra patys reikalingiausi. Jie turi būti automobilyje kiekvieną dieną. Mano nuomonė, pats reikalingiausias daiktas tai yra atsarginio rato komplektas. Tai yra atsarginis ratas bei prietaisai jam pakeisti. Tai yra keltuvas, taip pat raktas atsukti veržles. Nesvarbu, ką pasakotų automobilio gamintojai, kad galima važinėti ten su įvairiom gudriomis padangomis ir taip toliau, kad jas įpurkščia kokio tai ten skysčio ir padės. Tačiau iš savo patirties aš galiu pasakyti, kad visa tai yra geriems Vokietijos greitkeliams, o ne mūsų sąlygomis. Jeigu prakirsi ratą smarkiau, nepadės jokie mandri dalykai. Tad štai turime ratą, turime keltuvą, turime raktą. Su tokiu komplektu galime važiuoti drąsiai. Galbūt kai kurių prabangių automobilių savininkai skeptiškai įvertins šią mano mintį, nes kai kuriuose prabangiuose automobiliuose atsarginių ratų nėra, tačiau kaip rodo lietuviškas gyvenimas, lietuviško kelio sąlygos, tokį komplektą turėti būtina. Tik tuomet galėsi važiuoti ramiai. Antro būtinumo daiktas štai yra šis šepetys gremžtukas. Be jo žiemą niekur nenuvažiuosi, kitokiu atveju nagais teks gremžti stiklus. Šis Škoda automobilis yra labai naujas, tačiau nepaisant to, jame yra štai toks dalykas. Trosas, buksyras. Tikrai reikalingas dalykas žiemos metu, nesvarbu kokio automobilio bevažiuotume, nauju ar senu. Jeigu manote, kad jūsų automobilis negenda, o tai netiesa, nes genda visi automobiliai, net ir nauji, tuomet galėsite padėti užklimpusiam kaimynui arba neužsivedančiam savo automobilio šaltą žiemos rytą. Taigi, buksyras žiemos metu, bagažinėje jo vieta. Kokiu automobiliu bevažinėčiau nauju ar senu, benzininiu ar dyzeliniu, mano automobilio bagažinėje visą laiką yra štai toks variklio alyvos bakelis. Dauguma dyzelinių variklių vis dėlto šiek tiek naudoja alyvos ir ypatingai, jeigu važiuojame tolimoje kelionėje, jeigu automobilio darbo greitis yra labai intensyvus, jeigu važiuojame nesustodami 12-24 valandas ir daugiau, visokių atveju būna, tad variklis po truputį naudoja degalų ir vieną kartą štai užsidega lemputė prietaisų skydė, jog variklio alyvos lygis yra per žemas. Negali žinoti, kur ta degalinė už 50 ar 100 km. Tačiau jeigu bagažinėje yra štai toks litrelis alyvos, sustojame, įpilame. Pakalbėti telefonu galime prieš sėsdami į automobilį, o ten paleidus variklį tą daryti yra tabu. Kaip žinia, vidutiniškai 200 litų tokia bauda gresia kalbantiems telefonu ir vairuojantiems automobilį.
O įsigelbėti iš šitos situacijos padės štai toks dalykas, kuris pas mane automobilyje yra visada. Tai yra elementarios ausinės, kurios būna parduodamos iki su mobiliojo ryšio telefonu. Galima įsigyti kažkokį tai gudresnį dalyką, kaip Bluetooth, visokios ten jungtys, ten ausinukai, įvairiausi kitokie dalykai. Tačiau bet kokį tokį priedelį, kuris kainuoja tikrai nebrangiai, 15 ar keliasdešimt litų turėti automobilyje tikrai verta. Patikėkite.